Nereikia papildyti. Viskas gerai. Šonu tuomet. Tai dar kartą labas vakaras, su jumis sveikinasi Aistė. Ir gal tada aš iš karto užrakinu, jau supratau, kad mane girdit. Ir šiandieną aš esu šiek tiek ramesnė, jau nebe tokia įsitempusi. Po ketvirtadienio jūsų gražių žodžių, padrąsinimo, žinoma, ir jaučiuosi drąsiau, geriau. Taip pat matau, kad šį vakarą turėjo galimybę ir Gita prie mūsų prisijungti. Todėl norėčiau trumpai pasinaudoti progą ir padėkoti už šią nuostabią galimybę. Būti čia, tobulėti, kalbėti, dalinti šią informaciją, pristatyti šią nuostabią kompaniją jums. Tikrai labai džiaugiuosi čia būdama. Ir dar viena tokia, kodėl mane tai žavi, kad būti čia ir jums kalbėti, tai yra tai, kad galiu suteikti žmonėms vilties, kad jums nereikės praleisti 30-40 metų dirbant dėl pensijos. Ar pastebėjot, kad žmonės dirba, kaip sakiau, 30-40 metų, kad išeitų į pensiją ir pamatytų pasaulį. Bet kai toks laikas ateina, jie bando pragyventi iš pensijos, kuri yra pusė jų atlyginimo. Ir klausimas jums patiems, atsakykit patys savo, ar jūs taip pat esate iš tų žmonių, kurie randa laiko kiekvieną dieną skirti po 10, 12, kurie mažiau šiek tiek 8 valandas, tam, kad pildytų kitų svajonės. Nes jei dirbate ne savo, vadinasi, dirbate kažkam kitam ir padedate jam siekti savo tikslų. Apart to dar ir atrandate laiko po viso to darbo pasiskųsti, kad mažas atlyginimas, kad trūksta laiko, kad jūsų niekas neįvertina. Ir tada kitas klausimas, ar galėtumėt ir norėtumėt skirti nuo 5 iki 10 valandų per savaitę tam, kad dirbtumėt savo, kad po 2-3 metų galėtumėt džiaugtis jau pasyviomis pajamomis. Ir kas yra dar pasyvios pajamos? Tai yra tai, kad darbas jau padarytas, o mes galime kiekvieną mėnesį džiaugtis atlyginimu. Ir tas atlyginimas būtų kaip minimum 4000. Taigi atsakykit patys savo šios klausimus, nes ši informacija, kurią netrukus jums pateiksiu, kurią išgirsit, suteiks jums tas galimybės, suteiks galimybės neatsisakant turimų pajamų šaltinių, jeigu tokį turit, prisijungti, tiesiog pabandyti. Žinoma, nesiūlau savo dabartinio pajamų šaltinio atsisakyti ir to nedarykit tol, kol čia neuždirbsit dvigubai daugiau, negu gauna dabar. Ir jums pabandyti tikrai nieko nekainuoja, nes kompanija atsižvelgdama į padėtį ir tai, kad dauguma žmonių neturi pinigų investicijom, suteikia mums tą galimybę padaryti be jokių piniginių investicijų. Iš tikrųjų, jums bus suteiktos visos galimybės, tai reikia suvokti jas, pasimokyti ir žinoma dirbti. Tai, ką išgirsit dabar, tai bus tik dalelė, papasakosiu apie kompaniją ir jos siūlomas galimybės. Norint dirbti našiai, žinoma, reikia informacijos daugiau, reikia pasidomėti, pasirinkti, sužinoti pačią darbo struktūrą. Tam yra knygos, taip pat yra grupė, kur mes dalinamės informaciją, kur padedam vieni kitiem. Taip pat galite ir manęs iš tikrųjų susiradę pasiklausti, pasidalinti tuo, ką aš paskaitau, ar knygą kokią parekomenduosiu. Žodžiu, dirbkim, būkim komandą kartu ir dėkim pastangų, nes ateis laikas, kai galėsim tikrai džiaugtis puikiais rezultatais. Ir dar noriu paprašyti, jeigu yra, aišku, kad yra naujokų, kad turėtų po ranka tušinuką, lapelį, kad galėtų surašyti klausimus, nes kol pasakosiu, žinoma, gali jų iškilti. O kadangi aš čia su konferencijų vedime naujokė, tai esame sutarę, kad kol kas į klausimus neatsakinėsiu, juos atsakinės Gita ir tai darys, kaip žinau, rytojau. Tai užsirašykit, kad tų klausimų nepamirštumėt ir
į juos būtų atsakyta. Kągi, pradėsiu gal trumpai apie kompaniją papasakoti. Tai kompanija, kuriai spalio 12 dieną bus lygiai metai, tai yra visiškai nauja kompanija. Ir žiūrint iš mūsų pusės, tai yra labai gerai, nes kompanija dar tik įsibėgėja, o jau dabar muša rekordus. Rekordai rodo, kad kompanija turi gerą pelną, pateikia geras sąlygas ir, žinoma, dirba kryptingai. Manau, tai yra viena iš kompanijų, kuri yra perpratusi tą taisyklę, kad jeigu žmonėms, su kuriais dirbi, bus gerai, tai jie tau atsilygins dvigubai. Nes pirmas toksai būtų jos rekordas, tai kad per tokį trumpą laiką ji jau legaliai dirba 150 valstybių. 5 valstybėse jau turi atsidariusi savo ofisą. Žinoma, mes to laukiame ir Lietuvoje, o patį pirmąjį ofisą ji įsteigė Portugalijoje. Taip pat antras, bet ne ką mažesnis rekordas yra tai, kad su ja jau dirba daugiau negu 2.200.000 žmonių iš viso pasaulio. Pas mus Facebook'e grupėje jau yra virš 5.000. Taigi, kaip jauna kompanija per tokį trumpą laiką, kaip jai pavyko surinkti tokį būrį. Ogi prasidėjo viskas taip, kad kompanija prieš atsidarydama savo pirmąjį ofisą Portugalijoje surinko specialistų komandą, kurie 13 mėnesių tyrė rinką, stebėjo, kas turi paklausą, kurios sritys yra augančios ir labai daug dėmesio ir laiko paskyrė įsigilindama į kitų kompanijų daromas klaidas. Kas yra negerai, ką reikia pakeisti, kodėl blogai einasi ir kaip nereikėtų elgtis. Visą tai išanalizavusios nusprendė pradėti savo veiklą apimant tokias 3 didelės, gigantiškas tiesiog industrijas. Ir pirmoji tai yra tinklinio marketingo industrija, kuri jau yra atsiradusi prieš 70 metų ir atsirado Amerikoje, kur būtent Amerikoje ir yra virš 40% milijonierių, kurie savo pinigus uždirbo tinklinio marketinge. Ir galbūt aš po viso šitus savo pristatymo dėsiu vieną nuorodą, kur taip pat yra rašoma apie tinklinį marketingą, lietuviškas straipsnis, kur norėčiau, kad jeigu norėsit pasiskaitytumėt ir susidarytumėt dar tokią nuomonę, kas tas yra tinklinis marketingas ir iš tikrųjų kokias galimybės jisai suteikia. Antroji yra industrija reklamos pasaulis, kuris neša taip pat didžiulius pinigus ir kalbant apie skaičius, tai vien 2014 metais bus sumokėta už reklamą internete 125 milijardai $, o po 2-3 metų ši suma išaugs iki 500 milijardų. Tai yra industrija, kuri tikrai įgyja stiprų pagreitį. Ir trečioji yra informatikos industrija. Tai yra tai, kur mes visi esame – internetas, kompiuteris ir patys žinom, kad prieš 15-20 metų tikrai daug kas neturėjom interneto, kompiuterio tuo labiau, ne visi buvom jį matę. O dabar jis yra kiekvienose beveik namuose, nes dabar netgi ir dirbam su juo. Tai yra taip pat industrija, kuri turi didelį pagreitį. Ir kągi kompanija siūlo jums? Libertagio jums siūlo 3 variantus. Jūs galite įsirinkti, kurį norite vieną, galite rinktis visus 3 arba nesirinkti nei vieną, tiesiog užsiregistruoti ir naudotis kompanijos produktais. Ir pirmasis pasiūlymas yra tapti pardavimų vadybininku, kadangi kompanija puikiai žino, kad mėgstančių ir mokančių pardavinėti yra mažiau negu 10%, todėl yra čia tik pasiūlymas, tikrai neprivalote pardavinėti,
Bet jeigu jums tai patinka, tai su mielu noru prašom. Antras pasiūlymas yra tai, nuo ko mes visi ir pradedam, reklama internete. Ir netrukus aš apie ją smulkiai pakalbėsiu. Ir trečiasis yra komandos kūrimas. Komandos kūrimas yra svarbiausias instrumentas, norint turėti geriausius rezultatus. Ir reiktų labiausiai iš tikrųjų atkreipti dėmesį į komandos kūrimą. Ir dabar prabėgsiu pro visus tris trumpai. Ir pirmiausia, tai būtų pardavimų vadybininkas. Susipažinsim trumpai su produktais. Pirmasis produktas yra LifeDX, dar mes kitaip jį vadiname debesėliu. Tai yra failų talpykla. Jūs į tą debesėlį galite susikelti savo failus. Tai, kas jums yra reikalinga. Galbūt muzika, filmai, nuotraukos ar tik kokie archyvai. Visų pirma, susikėlusi debesėlį juos palengvinat ir kompiuterio darbą ir prie to debesėlio galite prieiti iš bet kur. Sakykime, nuvažiuot kažkur, nuvykstat ar į kelionę ar pas draugus ir neturite su savimi kompiuterį. Jungitės į savo debesėlį ir ten turite viską, ką esate pats įsikėlę. Sekantis produktas yra ClickMaster. Jis reikalingas tiem, kas turi parduotuvės internete, kas pardavinėja daiktus internete. Ir taip pat puikiai iš savo patirties žinome, kad jeigu ko nors ieškome, tai greičiausiai surandame viską pirmame puslapyje. Kartais vienas kitas nueina dar į antrą, trečią puslapį. O ką daryti tiem, kas galbūt nesenai yra susikūrusios savo parduotuvės ir jie yra 15-20 puslapyje. Tai jie perka mūsų ClickMasterį, pasikelia reitingus, atsiranda pirmose Google puslapiuose ir tada sulaukia daugiau klientų, žinoma, padidėja ir pelnas. Taigi toks yra mūsų ClickMasteris. Sekantis produktas yra GIF, tai yra vidinė ir tarptautinė loterija. Kas yra loterija, visi puikiai žinome ir joje, kaip matote, bus galima išlošti įvairiausių daiktų. Tai yra ir automobiliai, kelionės, kompiuteriai, televizoriai, žodžiu, įvairiausi daiktai. Šiuo metu yra lošiamas BMW pirmos klasės. Kas yra dar nesudalyvavę, žinoma, siūlau tai padaryti. Toliau yra mūsų paslauga EasyBar puslapis. Jame bus galima pirkti ir parduoti. Kiekvienas tikriausiai turime daiktų namuose, kurie yra atsibodę, galbūt nebereikalingi. Tai čia jūs kuo puikiausiai galėsite juos lengvai parduoti, o jeigu ko nors ieškote, žinoma, ir nusipirkti. Taip pat dar yra netolimuose planuose puslapis e-commerce. Tai bus mūsų Libertagijos parduotuvė, internetinė parduotuvė, kurioje bus galima įsigyti įvairiausių naujų daiktų. Pradedant nuo kosmetikos, rūbai, avalynė, baldai, įvairiausios elektroninės prekės, žodžiu, taip pat viskas, įvairiausi daiktai. Ir kas bus šauniausia, tai jog dalį pinigų, dalį prekės kainos mes galėsime apmokėti iš savo balanso, uždirbtų pinigų čia. Kokia dalis dar nėra žinoma, galbūt tai bus 80, gal 50, gal 30, o gal visa kaina. Tikrai netrukus tai sužinosime, bet kokiu atveju tai yra šauni naujiena, nes nereiks visos sumos traukti iš kišenės. Taip pat planuose yra dar ir žaidimų puslapis. Kalbant apie žaidimų puslapį, tai jame bus galima, žinoma, žaisti žaidimus, ką tikriausiai mes daugumą darome Facebook'e. Ir Facebook'as vieni žaidimų kiekvieną dieną uždirba po 500 000. Tai ką noriu pasakyti, kad yra didelis pajamų šaltinis taip pat. Ir mes žinoma, kadangi dirbam su savo kompanija, tai mums yra geriau, kad kompanija turėtų kuo daugiau įplaukų šaltinių, tada ir mes jausime stabiliau. Taip pat yra kompanijos naujienų puslapis, į kurį taip pat galima užeiti, jis yra atnaujinamas kiekvieną dieną, pasiskaityti, pasižiūrėti, nes tai yra taip pat dar vienas pajamų šaltinis. Kągi, ir toliau dar vienas mūsų produktas,
šis produktas šiek tiek išsiskiria iš kitų, todėl kad tai bus, galima pavadinti, teisė gauti bonusus. Mes turėsime, norėdami gauti bonusus už komandą, turėsime pirkti kitus. Tai yra produktų rinkinys. Kainas, jūs matote, priklausys nuo turimo paketo. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad kainos yra didelės, bet tikrai taip nėra. Kadangi imkime kaip pavyzdį, kad ir brangiausią paketą, kur kitas kainuoja $50 beveik, tai noriu pasakyti, kad būdami šioje vietoje, turėdami šį paketą, mes kiekvieną mėnesį kaip minimumą uždirbsim po $1600. Uždirbdami tokią sumą, manau, kad tikrai nebus gaila nusipirkti iš savo kompanijos produktų už $50. Tuo labiau, kad šiuose kitose bus nuostabus produktai. Tai bus ir mūsų loterija G-Gift, Clickmaster taip pat. Ir ką nesenai mes patys sužinojom, kad kompanija sudarė sutartį su Italijos valstybės loterija. Šioje loterijoje yra lošiami tik pinigai ir kontraktas yra sudarytas taip, kad kiekvieną savaitę iš Libertafijos narių tarpo mes 2 arba 3 žmonės išloš tą piniginį prizą, kuris bus po milijoną. Tai ką belieka pasakyti, tai yra dar tikrai viena nuostabi idėja, kompanija atsižvelgia į mus, negana to, kad kitų kainos yra mažos palyginus su mūsų uždarbiu, o dar ir juose bus nuostabių dalykų. Galėsime ir išlošti ir viską. Tai tik belieka džiaugtis ir tikrai manau, kad dirbdami suprasit, kad mums tai yra tik į pliusą. Taip pat žmonės, kurie pasirinks pardavinėti, galės uždirbti jau čia nuo 10 iki 25% nuo produkto kainos. Priklausys, žinoma, nuo turimo paketo. Taip pat pardavimų vadybininkams yra sudaryta tokia 4 laiptelių karjeros lygiai. Pasiekę kiekvieną lygį, gausite paskatinimą, dovanėlę. Pirmasis yra jaunesnysis vadybininkas, gausite išmanųjį telefoną. Sekantis vyresnysis vadybininkas, dovana nešiojamas kompiuteris. Toliau vyresnysis vadybininkas ir prabangus automobilis. Dirbam dar daugiau, turim dar daugiau padarom pelno ir gaunam pardavimų meistro titulą ir vis nuostabią ševilą. Belieka tik dirbti ir siekti rezultatų, tie, kas mėgsta pardavinėti, lipti šiais karjeros lygiais. O dabar pakalbėsime apie galimybę uždirbti iš reklamos. Tai, kaip ir sakiau, yra tai, nuo ko mes visi pradedame. Kompanija, kaip ir minėjau, atsižvelgdama į padėtį, mums šį paketą suteikia visiškai nemokamai. Mes susiregistruojame ir gauname bronzos paketą. Su bronzos paketu iš karto gauname ir 10 GB debesėlį, į kurį jau galime kelti savo failus. Taip pat kelių minučių bėgyje gauname virtualų ofisą, kuriame turėsime 5 dienas per savaitę prisijungę atlikti dienos užduotis. Mūsų dienos užduotis bronzos pakete bus 15 reklamų. Kiekviena reklama užtrunka 90 sekundžių. Ir mes atlikdami tas dienos užduotis į mėnesį bronzos pakete jau uždirbsim $60. Iš tų $60 kiekvieną mėnesį $30 bus perkelta į mūsų vadinamą taupyklę. Taupyklė yra tam, kad taip pat kompanija vėlgi atsižvelgia į mūsų padėtį, į mus ir galvodama, kad jeigu mes turėsime galimybę kiekvieną kartą nusimti visus pinigėlius, tai tikrai ateis tas laikas, kai mėnesio gale mums pritruks pinigų, galbūt apmokėti sąskaitom ar dar ką nors, ir mes tą padarysim, mes nusimsim visus pinigus ir apmokėsim. Tai mus truputėlį paspaudžia ir pusę mūsų uždirbtų pinigų atideda į mūsų taupyklę, kad mes ten susitaupytume reikiamą sumą ir galėtume nusipirkti kitą paketą. Taigi mes taip taupomės, atsidedam kas mėnesį
Ir bronzos pakete, kas yra labai šaunu, jau yra galimybė kurti savo komandą, pradėti dirbti su kitais žmonėmis, jas mokyti, remti ir suteikti jiems taip pat galimybės užsidirbti čia. Ir kurdami komandą mes gauname šios procentus, tai yra 1% už komandą nupirktus kitus. Kaip matome, bronzos pakete jie jau kainuos beveik $5. Taip pat 15% už mažesnės kojos taškus. Apie šį bonusą mes šiek tiek vėliau pakalbėsiu smulkiau. 1% gauname už komandos mėnesinį mokestį, tai vadinasi už mūsų taupyklę. Ir 1% už reklamų žiūrėjimą, bei 5% už pardavimus komandoje. Pardavimai tai bus ne tik tie, kas pardavinės, bet minėjau apie parduotuvę e-commerce, tai taip pat jeigu iš jūsų komandos kas nors pirks kokį daiktą, sakykime, kompiuterį už 1000 litų, tai 5% jų eina jums. Ir taip kiekvieną kartą. Jau kai turėsime komandą, tai šis bonusas tikrai bus labai stiprus. Nes nebejoju, kad norėsime kiekvienas pasinaudoti galimybę nemokėti visos sumos iš savo kišenės, o pasinaudoti balansą pinigais ir pirkti tai pigiau. Taip pat matote, čia yra gyliai, tai trumpai noriu pasakyti naujokam, kas yra gylis. Sakykime, jūs pakviečiat žmogų prisijungti prie mūsų, prisijungti prie kompanijos ir dirbti čia. Tai tas žmogus jums bus pirmo gylio. Jeigu jūsų pakviestas žmogus pakviečia dar ko nors prisijungti, tai jis jums jau bus antro gylio. Ir žinoma, taip toliau. Taigi, tokiu būdu mes renkame pinigėlius, kaupiame juos ir surinkę tinkamą sumą, tai yra $399, galime jau leisti savo nusipirkti pirmąjį mokamą paketą. Tai taupyklėje tam ir atsideda tie pinigėliai, kaip aš minėjau, kiekvieną mėnesį po $30, kad surinktume štai šią sumą ir įsigijame paketą, su kuriuo galime jau uždirbti $100 per mėnesį. Ir iš tų $100 50 vėlgi eina į mūsų taupyklį, tam, kad mes galėtume susitaupyti ir ateityje nusipirkti dar didesnį paketą. Taip pat, kaip matote, čia jau auga bonusai už mūsų komandos darbą. Auga ir procentai, auga ir gyliai didėja. Tai žinoma, tokiu būdu mes dar greičiau surenkam pinigėlius ir įsigijam sekantį sidabrinį paketą, kurio vertė yra $899. Sidabriniam pakete mes jau galime uždirbti $240 ir čia kompanija jau mūsų nebespaudžia, nes jau galvoja, kad mes turėjome laiko, perėjom tą iš tikrųjų bandomąjį tokį laikotarpį, nes bronzos pakete yra sunkiausia dirbti. Dedame tokius mažus pirmus žingsnelius, o pirmi žingsniai yra visą laiką sunkiausia. Tai perinant tą jau sunkųjį laikotarpį ir sidabro pakete kompanija galvoja, kad mes išanalizavom galimybės, supratom viską ir nebespaudžia mūsų atidėti į taupyklę pinigų. Galvoja, kad mes jau patys įsipratę ir susitaupysime sekančiam paketui. Taip pat matote, čia auga bonusai už mūsų komandos darbą, auga ir procentai, ir taip pat jau čia gauname iki 3 gylio. Taigi, taip renkame pinigėlius ir įsigijame aukso paketą. Aukso paketo vertė yra beveik $1600. Ir tikriausiai pastebėjote, kad su lyg kiekvienu didesniu paketu mes gauname ir didesnį talpos debesėlį. Vadinasi, vis daugiau galime susidėti į savo debesėlį, daugiau savo failų. Taip pat, jau aukso pakete mes uždirbame $400 per mėnesį. Tai palyginus su Lietuvos atlyginimu, tai yra jau minimumas. Tikrai yra neblogai. Taip pat aukso pakete jau galima uždirbti 17%, tie, kas mėgsta pardavinėti. Ir žinoma, auga mūsų ir procentai, ir gyliai už komandą, nes vis su kiekvienu paketu gauname vis daugiau. Surenkam taip vis greičiau sumą ir įsigijame jau prieš paskutinį platinos paketą,
kurio vertė yra beveik 3000 litų. Žinoma, jums gali pasirodyti, kad tokios sumos yra nemažos, bet atkreipkime dėmesį, kad jau šitam pakete mes uždirbame $800, tai yra dvigubai daugiau negu aukso pakete. Taip pat gauname vėlgi jau didesnius bonusus už savo komandą ir žinoma, taip mes renkame dar greičiau pinigus ir pasiekame tokį patį pirmą savo užsibrėžtą tikslą, tai yra vizionieriaus paketą. Vizionieriaus pakete mes jau galime džiaugtis netgi $1600 per mėnesį. Tai yra tikrai jau nemaža suma ir kaip matot, čia jau gauname iki 30% už mažesnės kojos taškus, apie ką aš jau netrukus jums papasakosiu, ką tai reiškia, yra labai svarbus dalykas. Taip pat ir jau gaunami iki 6 gylio. Ir kas pardavinėja, jau gauna net iki 25% nuo produkto vertės. Pasiekėm vizionierių ir noriu šiek tiek palyginti ir priminti jums, kad pačiam pirmam bronzos pakete mes mėnesį uždirbom po $60. Truputį padirbėjom, įdėjom savo laiko, pastangų ir jau galime džiaugtis $80 į dieną. Vėlgi jums reikia atsakyti savo klausimą, ar verta, ar mes to norim ir ar leisim savo tuo patikėti. Ir žinoma, čia dar ne viskas. Yra greitasis bonusas mūsų vadinamas, tai yra komisiniai už tiesiogiai nupirktus paketus. Kaip matote, boosteris yra 30 ir didžiausias vizionierius 300. Tai visų pirma, iš kur ateina šitas bonusas? Šį bonusą jūs gaunate tada, kai jūsų pirmo gylio, jūs asmeniškai pakviestas žmogus, įsigyja bet kokį mokamą paketą. Jis jį įsigyja ir jūs kelių minučių bėgyje jau matote savo sąskaitoje įkrenta priklausomai nuo pirkto paketo pinigėliai. Taip pat reikia nepamiršti, kad kiekvienas paketas galioja 12 mėnesių. Tai kas 12 mėnesių jūs turite jį atsinaujinti tuo pačiu arba didesniu paketu. Taigi kiekvieną kartą, kai tik tai atsinaujinat, kas metai, žinoma, vėlgi gaunate tos greituosius bonusus. Tikiuosi, aiškiai paaiškinom, toliau važiuojame, ne? Taškai. Tai čia grįžtame prie tų taškų, prie tų trumpesnės kojos taškų, apie kuriuos kalbėjau, kad pakalbėsime plačiau. Taip pat, iš kur jie atsiranda? Nes šis bonusas yra labai svarbus, noriu tinkamai paaiškinti. Visų pirma, tai jūs juos gaunate už visus jūsų komandoje nupirktus paketus. Kaip matot, už boosterio paketą būtų 100 taškų ir žinoma, jie vis didėja, vizionieriui jūs jau gaunate 1500 taškų. Ir čia yra visiškai nesvarbu, kuriame gylyje randasi žmogus, nesvarbu ir tai, ar jis perka iš savo pinigų, nes tai galima daryti, ar jis perka iš čia sukauptų pinigų. Dar viena labai gera naujiena yra ta, kad taškai niekada nenusibraukia. Jie vis kaupiasi, auga. Negana to, kad mes čia gauname, kaip matot, nuo 15 iki 30% grinais, tai jie besikaupdami mus kelia karjeros laiptais. Mes greitai prabėgsime karjeros laiptus ir pirma būtų tokia kvalifikacija Ruby. Surinkus 30 000 taškų, mes gauname taip pat tokį paskatinimą planšetinį kompiuterį. Taškai, žinoma, nenusibraukia, kaupiasi toliau ir jau surinkus 70 000 taškų mes gauname nešiojamą kompiuterį, jūs projektorius. Taškai vėlgi kaupiasi tolyn ir gauname diamanto kvalifikaciją, tai yra 300 000 taškų, kelionė 2 asmenims. Toliau, dvigubas diamantas, 1 milijonas taškų ir gaunate kruizą visai šeimai. Trigubas diamantas, 5 milijonai taškų ir prabangus automobilis. Ir pati didžiausia
kvalifikacija yra ambasadorius, 25 milijonai taškų ir jūs jau gaunate štai šią nuostabią vilą. Taigi, atrodo pasakiau viską trumpai ir tikiuosi, kad aiškiai pristačiau kompaniją ir man belieka jūs padrąsinti, kad nieko nelaukdami, iš tikrųjų, tų žmonių, kurie jūs čia pakvietė, kurie suteikė jums progą išgirsti informaciją, paprašytumėt nuorodos, prisiregistruotumėt ir žengtumėt tuos pirmosius žingsnius. Kad ir ko norėtumėt gyvenime, kad ir ko norėtumėt papildyti savo gyvenimą. Šią galimybę jums suteikia. O kad būtumėt sėkmingi, pirmiausia, reikia sugalvoti svajonę, kuri jums būtų iš tikrųjų svarbi. Kitaip tariant, ko jums norisi, ko gyvenime norisi labiausiai. Galbūt norite sveikatos ir daugiau energijos, o gal norite pasyviųjų pajamų, leidžiančių nesijaudinti dėl neapmokėtų sąskaitų. Galbūt trokštate ramybės ar romantiškų santykių, o gal atostogų. Žodžiu, nesvarbu. Norėti daug yra gerai, kad ir kokios jos būtų jūsų svajonės, jeigu to norite, turite galimybę tai įgyvendinti. Jūsų gyvenimas gali suklestėti ir šiandien turite galimybę rinktis. Turite tik tai matyti viziją. Jūs suprasite, kad galite rinktis, tai tikrai jūsų nemanau, kad kas nors galėtų jūs sustabdyti. Siūlau turėti ryškų vaizdą, ko norite, matyti tai ir siekti. Nes svajonės gali virsti tikrovę ir daug greičiau negu jums atrodo. Tai kaip magija, jūs svajojate, galvojate apie tai ir sėkmė jūs atsisuka. Neįtikėtina tikrai, kas gali įvykti ir visada atminkite, kai pasiekit vieną svajonę, siekite kitos. Jeigu rinksitės norimą gyvenimą, tai žinoma svajonės nesistos pildytis. Ir atminkite tai, kad jūsų požiūris ir veiksmai kalba garsiau nei žodžiai. Turint tinkamą požiūrį, ateina žinoma ir sėkmė. Kągi, ačiū už dėmesį jūsų. Labai džiaugiuosi, tikiuosi, kad viską aiškiai pasakiau, o dėl klausimų tai rytoj atsakys Gita. Aš tada palinkėsiu jums gero vakaro ir žinoma gerų sprendimų.